Rugpjūčio 28 dieną futbolo klubas Nevėžis atnaujintame pagrindinėme Kėdainių miesto stadione susitiko su Kretingos Minijos komanda ir rezultatu 2-0 šventė pergalę. Komentaras apie varžybas, kaip apibūdinate? Tikslas pagrindinis buvo 3 taškai, tas tikslas pasiektas. Ką planavom, kad iš tikrųjų su turnyrinės lentelės, sakykime, žemesniuose pozicijose esančiam komandom reikia rinkti taškus ir negalim su barstyti taškų. Tai šiuo atveju, sakykime, tos rungtynės įgyvena tas tikslas. Jom ruošiamės atsakingai. Reiškia, tas darbas nenuėjo per nieką, 3 taškai tenkiam. Pabaiga buvo sunki, kaip buvo. Vėl ta pati problema kažkaip visą sezoną mus kankina progų realizacija. Pirmam kėliny turėjom tikrai keletą, sakyčiau, 100% progų. Jas išnaudojus, tas žaidimas visiškai galėjo būti kitoks ir ramesnis ir šiek tiek toks, sakykime, pataupyti jėgų galėjom kitoms rungtynėms. Bet toks futbolas iš tikrųjų, reiškia, ačiū Dievui, kad antro kėlinio pabaigoje pavyko antrą įvartį pelnyti, kas šiek tiek apramino tą pato visą žaidimą sąlyginai. Reiškia, antras kėlinys šiek tiek toks prastesnis buvo, kad pradėjom laikyti rezultatą ir nustojom žaisti. Kad tą priešininkas pajautė ir pradėjo, sakykime, šiek tiek ir spausti. Ir keletą tokių pavojingų momentų susikūrė, tai va šita vieta šiek tiek netenkina iš principo. Pirmam kėlinyje, sakykime, keletą epizodų ir pats pirmas kėlinys nebuvo prastas iš tikrųjų. Tai va šiek tiek reikėtų padirbti ant to, kad antras kėlinys turėtų būti bent jau panašus į pirmą. Dirbsim ant to ir žiūrėsim, kaip bus. Jūsų trumpas komentaras apie varžybas. Pralošėm stipresnį komandą ir viskas. Ką čia gali pasakyti? Rezultatas pasako už visko. Priešininkas stipresnis, geriau žaidė ir išlošė, viskas. O mes daugiau nepatyrė, dar nesubrendę galbūt. Bet gal nesisekė, bet čia stipresnė komanda Nevėžis. Ir aš skaitau, kad jį turi būti antroje vietoje čempionate, pirmoje lygoje. Kėdainietis LT.